Nu, tiesiog norėjau išbandyti, ar galiu, ar negaliu. Pasirodo, galiu. Galbūt jeigu vienas būčiau, galima net ir palūžti, bet dviese visai kitas dalykas. Vienas kitą palaikom ir visai neblogai. Mes tik tai ant finišo šiek tiek išsiskyrėm. Jaučiuosi gerai dėl to, kad finišavau, dėl to, kad anksti finišavom, galima sakyti, bus daugiau laiko pailsėti, pamiegoti, išsimiegoti normaliai, nes varžybų trasoj gal 2 kartus norėjusi taip miegoti, kad jau merkėsi akis. 15 valandų 5 minutės. Nereikia. 14 valandų 55 minutės. Paskui laiku susiderinti. Ta prasme, nu ką, dabar iki Kaliningrado, ne? Dipolio iššūkis buvo mestas, priimtas ir įvykdytas. Lietuvoje trūksta tokių renginių. Ir visi daug šneka, bet nieks taip ir nepadaro. Arba nepadaro daugiau, arba nepadaro kažko tai tokio, tarkim, ir tokio formato iš esmės dar nebuvo. Todėl ir gimė ta mintis, kad nevažinėti ten tam tikrus kilometrus, tūkstančius jų, tarkim, pas kaimynus, kurie daro ir gyvena ir džiaugiasi tuo. Norėjusi įrodyti, kad ir Lietuvoje atsiras žmonių norinčių. Tai atlikti, vykdyti, ta prasme, ar sudalyvauti, ar priimti tam tikrus iššūkius. Ir pirmasis blynas, aš manau, kad net neprisvilo, ne tai, kad neprisvilo, jisai labai net pasisekė, nes iš esmės sulaukėm svečių labai stiprių svečių iš Latvijos, Estijos, kur pas juos tai yra ta kultūra išvystyta, tarkim, labai smarkiai. Tai vat yra džiugu, kad jie susidomėjo, atvyko ir dalyvauja. Po praeitų metų pasimokėm tai, kad planai kaip ir buvo lapkričio pabaiga arba gruodžio 1 savaitgalis, taip simboliškai, bet praeitais metais atsikeliu aš vieną rytą ir žiūriu, kad Neris visa užtraukta. Tai bijodamas, kad ir šiais metais nebūtų taip, kažkaip šiek tiek pritraukiam, tarkim, ir su Halloweenu, taip, kad būtų linksmiau tą naktį praleisti. Aš jau sugalvojau, kad jaučiu, kad bus ir pavasarinis, tarkim, Dipolio ledlaužys. Ну, спасибо Линасу, он, конечно, псих, что он такое сделал, но это специфическая публика, и это, так сказать, для файншмекеров. Ну, понравилось, но хорошо, что хорошо кончилось это все, потому что очень холодно, и у меня была очень нестабильная лодка, и я скоро понял, что моя главная задача не перевернуться. Ну, повезло. Она такая нестабильная, что я должен был остановиться, чтобы покушать и попить. Так что я остановился, но не выходил из лодки. Это был мой единственный шанс. По-серьезному гонка очень-очень трудная, она жесткая такая. Я занимаюсь этими длинными дистанциями уже лет 10. И это действительно жесткая гонка, очень-очень жесткая.